draugai mano sekėjai. Štai ir vėl mes video. Tiem, kuriems patinka, prašau įsitaisykite, nes video bus apie nieką ir ilgai. Apie dar vieną daką ant čipo AD1865 ir ten stovinti receiverį CS-o. Tiems, kuriems mano video nepatinka, jūs nesinervuokite, nesikankinkite, niekas jūsų nelaiko pririšę grandinėmis ir virvėmis prie kompiuterio ar telefono. Tiesiog praskipinkite, žinote ką daryti. Kad nenervuotumėte nei jūs manęs, nei aš jūsų. Apie nieką. Video šį kartą apie daką. Apie kinišką daką su lempiniu stiprintuvu. Ant išėjimo stovi neoperaciniai stiprintuviukai, o dvi lempos. Viena stiprinimo signalui, kita kaip filtras naudojamas. Mane labai suintrigavo dakas, kuris turi lempą ant išėjimo, nes niekada nebuvau tokio turėjęs, niekada nebuvau klausęs ir buvo labai įdomu paklausyti, kaip jis skamba. Kad šį daką man paskolino mano sekėjas, dabar ir draugas Edvinas Jonkus. Jis įsigijo šitą daką vedamas smalsumo, nes turėjo grotuvą ant AD1865 čipo, kuris yra R2R tipo matricos senovinis, ir jis labai sužavėjo. Todėl sugalvojo paklausyti, kaip bus visiškai skirtingoje realizacijoje ant kiniškos plokštės. Pradėkim nuo to, kad galiu pagirti kinus už nuostabų aliuminį anoduotą korpusą, kuris tikrai yra labai tvirtas, tikro žalvario RCA jungtis. Gaila, kad kokselinis įėjimas tik vienas. Priekyje LED lempukas atrodo labai simpatiškai. Ir šitas dakas tikrai man atrodo labai simpatiškai, lakoniškai, paprastai ir gražiai. Gabaritai nėra dideli. Salione tikrai jums šitas dakas bus gražus ir negadins vaizdo. Gal žmona nepyks. Pakalbėkime apie kainą, kiek jis kainavo. Kainavo ne taip ir mažai. Su visais muitais, parsiuntimu iki Lietuvos, kiek AliExpress ar eBay'aus kainas patikrinau, kainuoja apie 230 eurų. Ką mes gauname už šitą 230 eurų? Gauname viduje pilną kinietiškų komponentų. Visi kondensatoriai, elektrolitiniai, pleveliniai, diodai, viskas kinietiška. Turbūt tik čipai yra AD1865 ir receiveris CS skirusas yra originalus. Lempos, nežinau, gal tarybinės arba Rusijos, bet man ar Tarybų sąjunga, ar Rusija vienas ir tas pats. Jie dar nelabai pažengė į priekį, bet, sakykim, lempas, tarkim, moka gaminti. Stovi viduje vienas trafas, R-Core tipo, už tai pagirsiu, tikrai neblogas, jie geri yra. Savo dakuose, kai kuriuose irgi tokių turiu, R-Core tipo trafai tikrai yra neblogi. Mačiau ten Elna Silmikų, bet tai tikrai yra feikas. Nes turiu krūvą Elna Silmikų, kurie iš tikrųjų yra daug didesni, kaip mėgsta sakyti Hi-Fi medigas, form faktoris netitinka tikrovės. Čia jau netitinka tikrovės, aš dadėjau, bet Elna Silmikai yra tamsiai rudos šokolado spalvos. Ir jeigu paimsime tokių mikrofaradų, kokie stovi čia, jie yra daug didesni, originalūs. Kaip jis skamba? Prisipažinsiu, kaip jis skamba originalioje versijoje, taip kaip kiniečiai užmanė, aš negirdėjau. Edvino žodžiais, Edvino Jonkaus aš tikiu, nes mūsų tankiai atitikdavo klausa ir atitikdavo mūsų skonį ir supratimas apie muziką.
Jis pasakė, detalumo nėra, nieko ypatingo, muiliukas ir jo tai nenustebino. Ką jis padarė? Jis ant išėjimo pakeitė 2 plevelinius kondensatorius, žvėriškai brangius. Jie kainavo 1 mikrofarado kondensatoriai netgi 100 eurų. Taigi žiūrėkite, kaip konkuliuojasi kaina. Iš 230 jau kainuoja šitas dakas 330. Ką mes gauname už šitą daką? Kokį garsą? Balsas gan laisvas, artikuliuotas. Aš šitą daką lyginau su savo daku SU9 kinietišku, kuris yra taip pat perdarytas su papildomu maitinimo šaltiniu, perdaryti kondensatoriai, yra aprišimas perdarytas, kad teisingai skambėtų. Ten yra labai aukšto lygio, nepretenduoja į high-endą, bet tikrai stiprus hi-fi dakas vidutinio lygio. Apie jį bus video platesnis vėliau, yra aprašymai, jeigu kam įdomu. Tekstinė versija jūsų rasite mūsų audio aparatūros puslapyje. Pasiieškokite. Tai kaip jis skambėjo. Kai junginėjau selektorių Sony, atrodo, klausausi tuo pačio dako. Deja ne. Ilgiau paklausius, pripratus prie šito AD1865 R2R, supratau, kad jis yra laisvesnis. Sakykime taip, 10% mažiausiai skamba laisviau, balsas laisviau, garsas netoks užspaustas. Bet tik 10%. Reikia labai pasigilinti ir ilgai pasiklausyti, kad pajustumėte skirtumus. Taigi, gaunasi šitas dakas tik 10% geresnis, bet kaina 330. O mano jo dako gavosi kaina daug mažesnė, bet ten ilgai knisausi, kol pastačiau į tą lygį. Taigi galvokite, mielieji, nusipirkę šitą kinišką daką, jūs negausite tokio erdvaus, tokio laisvo garso, jis bus užspaustas muiliukas. Aš jo iš Kinijos nusipirkti taip nieko nedaręs nerekomenduoju. Nusiteikite, kad jį reikės truputį patobulinti. Taigi, mielieji, ar aš jį galiu jums jį rekomenduoti? Nieko nedarant? Ne. Jeigu nusiteikę investuoti bent 30-40 eurų ant išėjimo pasikeisti kitus plevelinius kondensatorius ir rimtus originalius, taip, rekomenduoju. Tikrai neblogas daiktas su puikiu korpusu, kuris nesugadins jūsų gyvenamosios erdvės dizaino stiliaus. Kokį šiandien išgirsite testą? Taip, išgirsite MP3, nes neturiu mokamų išsipirkęs kažkokių jazz versijų, kurios galėčiau jums pademonstruoti, kad jūs galėtumėte išgirsti šito dako galimybės. Jis bus pajungtas ant mano Clover Audio transporto, išeina kokselas, o čia pasijungia USB iš kompiuterio. Įdomiai, kai jisai dirba tik tai su Windows 10, viduje yra čipas CM6631A Pro. Jis toksai gaunasi labai detalus, sterilus, kartais erzina. Galima būtų patvykinti, pamodinti šitą dėžutę, pakeisti kitus įtampos reguliatorius, tarkim, galima būtų pakeisti kažkokius kitus geresnius kondensatorius ir svarbiausia, papildomas maitinimas, maitinimo šaltinis tikrai eitų šitam transportui į naudą. Laidai Vandame, Silver serijas, Grade MP5 Low. Kaip RC laidų, aš jums jų tikrai nerekomenduoju. Nieko gero. RC gnybtai tikrai puikus, pusiau australietiški, pusiau kinietiški, puikus gnybtai, rekomenduoju. Šitas USB laidas yra padarytas iš Inakustik laido pasidabruoto, pats litavau ir patikrinau, galiukai tikrai žalvariniai, viskas tvarkoje, tai
laidas maksimaliai geras, kiek pagal savo finansus galėjau. RCA laidai man labai pagal kainą ir biudžetą patinka, tai taskeriai padaryti su C128 gnybtai, neutrikai. Taigi paklausome samplų, kaip jis skamba. Aš šiaip šitą savo skolintą daką lyginu ant Volumijo streamerio, kuris yra pajungtas ant Raspberry, ten perdarytas yra atskiras maitinimo šaltinis linijinis, neimpulsinis, kad švariai, gražiai grotų. Yra dabar reikalas pasijungti per YouTube, no copyright music, todėl klausomės, kaip jis skamba iš YouTube. Bent kažkiek pajusti skambesį, rekomenduoju užsidėti ausines. Tankiai naudoju tokias nebrangias AKG firmos K141, nieko ypatingo, bet ne pats blogiausias variantas.